Aš esu Rimantas Piekos, dirbu metalo konstrukcijos rinkėjų. Jau 6 metai. Daugiausiai dirbau Prancūzijai, dabar Vokietijai ilgą laiką. Įsidarbinau, kadangi su direktorium gerai pažįstama daug metų, tai pagalvojau, kodėlgi ne. Labai draugiški. Tiek mūsų bendradarbiai, tiek vokiečiai visada prieis, padės, pakalbins. Labai gražus santykiai. Viskas įdomu, kas nauja. Kiekvienam objekte yra naujų iššūkių. Ne tik laivus, bet ir tas pačias detalės reikia gaminti laivams. Vienur tik pasakė, darai tą, o kitam sako, ar moki? Pabandyk. Eini, darai. Susipažįsti su priemonėm, su naujais iššūkiais. Malonu. Kasdien tobulėjim. Tenka ir pavirinti daugiau, ne tik rinkti tos pačios metalo konstrukcijos ir metalai didelis stambus. Kur teko dirbti, Marselyje dirbau. Labai gražu. Į Suomiją nuvažiavom. Nauji žmonės, naujos kalbos, nauji įpročiai. Tai visą nuostabu. Prancūzija, aišku, čia visai kita kalba. Administracijos kolektyvas išaugo, nežinau kiek kartų, darbuotojų kiekis didelis, kas nori dirbti visada darbo gauna. Priežastis, aišku, darbo užmokestis yra, nes Lietuvoje tą patį darbą dirbi ir dar sunkiau, o užmokestis kitas. Taip, rekomenduočiau. Kolektyvas yra puikus, aišku, reikia atsakomybės, noro dirbti. Ne vienam esu parekomendavęs, kam patiko, tas dirba. Kiekvienas žmogus pagal save sprendžia. Mielai prašom, priimsim į kompaniją.